Labas. Šiandien tema tiems, kurie nenori laukti 15, 20 ar 35 metų, kol iš tiesų galės naudoti savo investicijomis ir pamatys tą galingą sudėtinių palūkanų magiją. Noriu šiandien papasakoti šiek tiek plačiau apie tai, kas yra dividendai, kaip atrodo dividendus išmokančios kompanijos ir kokia gali būti dividendinio investavimo strategija būtent tiems, kurie nori momentaliai pamatyti rezultatus iš savo dalyvavimo akcijų rinkoje. Turiu mintyje įdarbinam pinigus šiandieną, ar ne, iki tam tikros dienos ir po mėnesio jau gaunam tam tikrą grąžą iš savo tos investicijos, tam tikrą naudą. Toks video, kuris padės ir bazinę žinią šiek tiek pagilinti, kas yra dividendai, kaip jie yra apmokestinami, kodėl tai gali būti geras pasirinkimas arba priedas prie tavo esamo portfelio. Video tikrai tinka ir tiem, kurie jau investuoja ir galbūt galvoja, ką prisidėti prie savo portfelio. Žinoma, kaip visą laiką lauksiu jūsų klausimų apačioje, nes jūs man padedat kurti naują kontentą, naujas temas ir iš tiesų užduodat genialius klausimus, apie kuriuos aš pati dažnai labai nepagalvoju, tiesiog keliauju per savo įprastą minčių srautą. Tai kviečiu dalyvauti, kviečiu prisijungti, kvailų klausimų nebūna ir labai dažnai net ir tie patys paprasčiausi baziniai klausimai man leidžia prisiminti, tai kokios tos yra pagrindinės problemos, kurios neleidžia žengti pirmojo žingsnio investavime. Beje, jeigu pirmą kartą prisijungi į šitą video, tai labas, aš esu Justina ir mano tikslas yra padėti kiekvienam ir kiekvienai besidominčiam investavimu suprasti, kad tai nėra toks sudėtingas procesas ir kad būtent pats pinigų taupimas, pinigų valdymas ir investavimas yra labiau susijęs su emocijomis negu kad su matematika. Ir iš tiesų kiekvienas žmogus gali pradėti investuoti prieš tai susitvarkęs savo finansų valdymą, savo pinigų srautus, ar ne? Ir jeigu mes kurį laiką suprantam, kur iškeliauja mūsų pinigai, kokia dalis iš tikrųjų gali likti pas mus, kas yra būtinos ir nebūtinos išlaidos, tikrai neturėtume pirmiausia šokti į investavimą, bet pradžiai turim pagalvoti apie tai, kiek pinigų mes galim sutaupyti. Tada, kai turim finansinį rezervą, tada jau galim dalį pinigų paimti ir suinvestuoti. Kanalo tikslas yra kalbėti įvairiomis temomis apie investavimą, parodyti, kokius žingsnius darau, turėdama ir augimo portfelį, ir pasyvių pajamų portfelį, ir nekilnojamo turto nuomai. Taip pat noriu parodyti, kad kalbėti apie pinigus neturėtų būti tabu. Mes turėtume kalbėtis atvirai, turėtume kalbėtis daug, turėtume iš to kelti klausimus, nes tik tada galim efektyvinti tam tikrus dalykus. Kviečiu pasižvalgyti po kanalą, atrasti savo tinkančias ir patinkančias temas arba apačioje komentaruose palikti, kas jums būtų įdomu. Kviečiu bendrauti ir bendradarbiauti ir važiuojam dabar pakalbėti apie tai, kas yra dividendai ir kur yra ta didžioji galia, kalbant apie dividendinį investavimą. Jeigu apie dividendus tu žinai jau šiek tiek daugiau, jau investuoji į tas kompanijas ir nori nukeliauti prie šiek tiek gilesnės informacijos, ne vien tik prie fundamentalų ir prie tų bazinių pagrindų, tai kviečiu naudotis timestampais apačioje ir keliaukite per video taip, kaip jums įdomu ir aktualu. Atsidariau labai gražų vizualų puslapį, Visual Capitalist, man labai patinka šitas puslapis, turiu užsiprenumeravusi ir jų naujienlaiškį. Čia labai gražiai, labai vizualiai pateikiama pakankamai sudėtinga informacija. Galima rasti net ir tokią informaciją vizualiai pateiktą kaip BVP augimas įvairiose pasaulio šalyse. Ir tuo pačiu radau šitą labai fainą vizualizaciją The Power of Dividend Investing. Perseisim per šitą skaidrę, parodysiu tada kitus kelis puslapius su svarbiausia informacija, kurią pasirinkau, parodysiu savo dividendinio investavimo portfelį. Jeigu mes pasižiūrėsime štai čia į grafiką, ar ne, S&P Annualized Returns, Standard & Poor's indekso kasmetinė grąža nuo 1930 metų, tai yra praktiškai 100 metų atgal, ką mes turėtume, ar ne, investuodami į tas kompanijas, kurios išmoka dividendus. 30 per tą dešimtmetį, tai mes turėtume 5% dividendinį pajamingumą, ar ne, uždirbam iš kompanijų dividendų išmokėjimą. Nuo 40 ir 50 metų mes ir vėl dividendais gauname apie 5%, bet iš viso susumavus ir kompanijų augimą, tai vadinasi, akcijų vertė kyla ir mūsų ta investicija, ar ne, kartu auga, mūsų kapitalas auga per kompanijų vertės kilimą ir mes iš visų turim prieaugį 9,2%. Pasižiūrėkim į dar kitą dešimtmetį, ar ne, 50-60 metai, tai mes vėl turim dividendais apie 5%, kas, na, sakykim, nėra itin daug, ar ne, nėra toksai džiuginantis rezultatas, bet kai pažiūrim ir į kompanijų augimą, tai iš viso mes savo vertę padidinam 19,4
4%. Vėlgi, žvelgiam į 60-70 metus, ar ne, tai dividendai net nesiekia 5%, bet mes iš kompanijų augimo, iš tų akcijų kainos augimo turim iš viso 7,8%. Praktiškai kiekvieną dešimtmetį kompanijos dividendais išmoka apie 5%, kas prisideda bendrai prie mūsų kapitalo. Jeigu mes tuos pinigus reinvestuojame, labai didelę dalį mes uždirbam ir iš kompanijų kainos judėjimo į viršų. Nepaisant to, kad net ir kompanijoms pakritus žemyn, mes vis tiek dažniausiai gaunam savo dividendus. Jie gali būti mažesni, tam tikros kompanijos, beje, apie tai pasikalbėsim, jos gali stabdyti dividendų išmokėjimą kažkurį laikotarpį. Tuo tarpu čia pažymėta nuo 2000 iki 10 metų mes vis dėlto uždirbam kelis procentus vien iš kompanijų dividendų, nepaisant to, kad apskritai rinka ir kompanijos neaugo tuo metu. But what exactly is a dividend? Tai kas yra tas dividendas? Dividendas tai yra kompanijos pelno dalis, kuri yra išmokama kompanijos dalininkui, kompanijos investuotojui. Kadangi mes galim investuoti į viešai kotiruojamas kompanijas biržoje, tokios kompanijos, kai kurios iš jų išmoka dividendus savo investuotojams. Paimkim pavyzdį, ta pati Coca-Cola, ar ne? Tai jinai generuoja pelnus, yra labai sena kompanija, kuri yra viešai kotiruojama biržoje, jinai generuoja milžiniškus pelnus ir visą tą pelną, kurį jinai pasiema, po dalelę atiduoda savo investuotojams. Galima į šitą dalį pasižiūrėti kaip į tam tikrą tokį nuomos akcentą prisidėti, ar ne? Kas yra dividendai? Tai yra tam tikra prasme nuoma. Tai kompanija pargrąžina tau pinigus už tai, kad tu ją suinvestavai, tu paskolinai kompanijai savo pinigų, tu ją patikėjai ir už tą tikėjimą ir pinigų paskolinimą kompanija tau kiekvienais metais pargrąžina tam tikrą dalį nuo tavo turimų akcijų vertės. Kompanijos turi du variantus, ką jos gali daryti su savo pelnu. Tai jos gali reinvestuoti tuos pinigus, kas atkeliauja iš pelno, atgal į savo verslą. Kita dalis, ką kompanijos gali padaryti, tai jos gali išmokėti dalį savo pelno savo investuotojams. Ir tada likusią dalį nuo pelno be abejo panaudoja įmonės operacinėms išlaidoms, plėtrai, inovacijoms ir panašiai. Kas svarbu yra suprasti apie dividendus, tai kad kompanija, nepaisant to, kad tai šiai dienai išmoka dividendus, jinai neprivalo tos dividendus išmokėti nuolatos ir tai nėra, kad tai bus by default visada laikotarpį, kol jūs būsit suinvestavę į kompaniją. Tai šitą reikėtų įsivertinti ir turėti mintyje. Kompanija gali bet kuriuo momentu sustabdyti dividendų mokėjimą, gali sumažinti dividendų mokėjimą arba be abejo gali juos pakelti. Visą tai sprendžia kompanijos taryba, ar ne, Board of Directors. Dažniausiai viešai kotiruojamos kompanijos išmoka dividendus kas ketvirtį arba kas metus. Yra ir tokių, kurios išmoka kas mėnesį. Yra netgi tam tikros vadinamos blue chip kompanijos, kurios išmoka dividendus daugelį metų iš eilės ir tiesiog vadinamos tvariomis ir patikimomis dividendų kompanijomis. Gali būti taip pat dividendų aristokratai ir dividendų karaliai. Tai kaip rašo, ar ne, kai kurios kompanijos savo investuotojams mokėjo dividendus dešimtmečius, o kai kurios mokėjo ir šimtmetį. Greita dividendų istorija. Pirmoji kompanija, kuri galimai išmokėjo dividendus, tai buvo Prancūzijos bankas 1250 metais. Vėliau 1602 metais Olandų East India kompanija buvo pirmoji, kuri pasiūlė savo akcijas į rinką. Kompanija garsėjo tuo, kad jie mokėjo dividendus vidutiniškai 18% nuo savo kapitalo per 200 metų egzistavimą. Terminai, kuriuos reikėtų žinoti, tai yra dividend payout ratio, tai vadinasi, kiek kompanija nuo savo pajamų išmoka dividendų. Čia matom formulę, tuomet yra terminas dividend yield, dividendinis pelningumas, pajamingumas, tai išraiška procentais. Tai vadinasi, mes paimam tą sumą dividendais, kurią kompanija išmoka investuotojai per metus už vieną savo turimą akciją ir padalinam tuos išmokėtus dividendus iš vienos akcijos kainos, vienos akcijos vertės. Tai jeigu paimsim Coca-Colos pavyzdį, kompanija šiai dienai kainuoja apie 62 baksus, jos per metus išmokami dividendai už vieną akciją, ar ne, kuri kainuoja $62, yra $1,84 centai. Kaip mes apskaičiuosim dividend yield, paimsim 1,84, dalinam iš 62,83, dauginam iš 100 ir ką mes turim 2,93% dividendais. Tai skaičiavimas yra preliminarus, reikėtų iš tiesų žiūrėti, kiek kompanija per paskutinius 12 mėnesių išmokėjo dividendais ir kiek planuoja išmokėti ateityje. Dividendai
dividendinis pajamingumas jisai išties šiek tiek svyraujantis ir šiek tiek kintantis, tikrai negalim tikėtis idealiai vienodo pasyvių pajamų srauto, jeigu investuojame į dividendinės kompanijas. Šiai dienai, kaip atrodo dividendai, ar ne, tai čia rašo, kad maždaug 422 kompanijos iš 500 esančių S&P 500 moka dividendus. Aš šiai dienai iš to abejočiau, straipsnis publikuotas prieš 7 metus. Kaip atrodo $10 000 investuotų į Coca-Cola, jeigu mes lyginsim tą dalį, kai mes reinvestuojam dividendus arba kai mes juos panaudojam savo einamosiom išlaidom padengti, ar ne, kadangi jie sukrinta atgal į sąskaitą, tai mes juos galbūt kažkam išleidžiam ir nereinvestuojam. Tai dividendinis investavimas išties galinga strategija, jeigu mes tos pinigus reinvestuojam atgal į tas pačias akcijas arba į kažkokius kitus savo pasirinkimus. Nuo 62 metų, ar ne, suinvestavus $10 000 į Coca-Cola be dividendų reinvestavimo, ar ne, tai mes turime tikriausiai maždaug $500 000. Bet jeigu mes reinvestuojam dividendus, be abejo matom ir įvairiausius svyravimus, kurie buvo rinkoje per visą tą laikotarpį, mes turim daugiau negu 2 milijonus kapitalo. Ta pati idėja galioja net jeigu mes investuojam nebūtinai tik į vieną kompaniją, bet ir apskritai į visą indeksą. Jeigu reinvestuojam dividendus, tai mes turim plus 321% augimo nuo pat pradžios ir jeigu mes jų nereinvestuojam, tai turim 190% augimą nuo pat pradžios. Tai nėra vidurkis, ar ne, tai yra nuo taško A iki taško B, kiek mes turėjome augimo. Kokie yra tie pliusai, kalbant apie dividendus? Tai, kad kompanijos gali didinti dividendus pakankamai ilgą laiką. Pavyzdžiui, Procter & Gamble didino savo dividendus 60 metų iš eilės. Tokios kompanijos dažniausiai yra mažiau volatilios, vadinasi, turi mažesnį svyravimą lyginant bendrai su rinka. Tada šitos kompanijos negali sufalsifikuoti dividendų. Kompanija arba deklaruoja dividendus, arba ne. Kompanijos ties šita dalimi, ar ne, dividendai generuoja pasyvias pajamas savo investuotojams. Tai užtikrina mūsų tam tikrą pasyvių pajamų srautą, cash flow vadinama. Tai mes turėdami pakankamai didelį portfelį suinvestuotą į dividendus išmokančias kompanijas, vis tiek galim prognozuoti, koks bus tas mūsų cash flow bendrai su aktyviamis pajamomis ir su pasyviai gaunamomis pajamomis. Šita dalis yra išties įdomi, kad vis dėlto dividendinės kompanijos jos kiek labiau apsaugomus nuo infliacijos, esant net ir krizinėms situacijoms ekonomikoje. Vis dėlto bent dalis kompanijų, tos, kurios tvariai ir ilgai mokėjo dividendus, jos ir toliau mokės dividendus. Jeigu pažiūrėsim į tą dalį, kad dividendų išmokėjimas jisai kyla paėmus kompanijų vidurkį 4,2% nuo 1912 metų, o infliacija tuo metu paėmus vidurkį yra apie 3,3%. Augo, ar ne, tokiu tempu. Tai dividendų karaliai tai yra tos kompanijos, kurios moka dividendus 50 metų arba daugiau. Dividendų aristokratai, tos, kurios moka 25 metus arba daugiau. Dividend achiever tai yra 10 metų ir daugiau mokančios kompanijos. Į ką mums reikėtų atsižvelgti, ar ne, jeigu norim investuoti į dividendus išmokančios kompanijas, tai viena iš top klaidų, ką daro žmonės, tai pasimauna ir pakliūna į dividendų spąstus, nes kompanijas renkasi pagal didžiausius dividendus ir tikisi, kad tai bus nuolatos. Taip tikrai gali nebūti nuolatos. Gali taip nutikti, kad kompanijos mėgina prisivilioti papildomai kapitalo iš investuotojų tam, kad galėtų pasidengti kažkokias spragas pas save procesuose, žada didelius dividendus, bet nebūtinai jos yra įgalios juos išmokėti. Ir kompanija moka dividendus investuotojams, bet tuo pačiu ir gilina savo pačios skolas. Na tai tikrai nebūtų pats geriausias ir tvariausias pasirinkimas, jeigu mes planuojam investuoti ilgesnį laikotarpį. Čia vienam puslapyje taip pat radau vieną iš idėjų pasižymėti, į ką atsižvelgti, jeigu mes norim investuoti į dividendinės kompanijas, ar ne, tai pasitikrinti ir yra bent jau 10 metų laikotarpis, kad kompanija iš eilės moka dividendus. tą galima padaryti Seeking Alpha, Yahoo Finance, Value Line ir panašiai. Vengti mažesnės kapitalizacijos kompanijų, net jeigu jos turi gerą dividend track record. Many of these companies have less cash flow available or debt or revenue issues that make dividend investing difficult. Vengti mažesnės kapitalizacijos kompanijų, nes jos gali nebūtinai taip stabiliai stovėti ekonomikoje ar ne, ar savo sektorio, kad galėtų tvariai mokėti dividendus. Atsižvelgti reikėtų ir ieškoti kompanijos, kurios moka nedaugiau kaip 4 ar 5% dividendais. Gali būti 6, nebent kompanija tikrai turi sveiką finansinę
padėtį. Kelios datos, kurias mes iš ties turim žinoti, jeigu norim labai efektyviai investuoti į tokią kompaniją ir jau kitą mėnesį sulaukti dividendų iš jos, tai mes turim žinoti apie ex-dividend date. Paskutinė data, kai nusipirkus akciją, dar mes gausim dividendus, per ateinantį išmokėjimą. Tai jeigu ex-dividend date yra, tarkim, lapkričio 20 diena, tai kad būtume saugus, to be safe, galim nusipirkti akcijos lapkričio 18 dieną, būsim įrašyti į sąrašus ir kitą mėnesį, jeigu kompanija dividendus išmoka kas mėnesį, jau gausim savo dalį nuo suinvestuotos sumos nuo turimų akcijų vertės. Tuomet yra paskelbimo data, tai yra declaration date, kai įmonė oficialiai paskelbia apie savo dividendų mokėjimą. Vėliau mes turim record date, oficiali data, kai įmonė fiksuoja, kas yra akcininkai. Kai mes įsigijam akcijas, kompanija įsirašo pas save, kad mes esam kompanijos akcininkai ir mums priklauso gauti dividendus kitą išmokėjimo datą. Ir mokėjimo data, payment date, tai kada dividendai yra pervedami į sąskaitą. Kaip dabar galim šiek tiek daugiau pasižiūrėti realiai per pačią kompaniją, per jos prizmę, tai man labai patinka Seeking Alpha puslapis. Va, matot, reklama, nėra man jokių benefitų, bet kas iš tiesų norit pasinagrinėti ir pasinaudoti, gali būti visai neblogas puslapis. Jeigu nori pasižiūrėti plačiau apie mano dividendinius pasirinkimus, tai aš investuoju į REITs, Real Estate Investment Trust. Čia rasi mano video. Tai dabar jeigu panagrinėsim vieną iš tų mano pasirinkimų, tai yra Realty Income kompanija, nekilnojamo turto kompanija, valdanti daugiau kaip 15 000 NT vienetų per visą pasaulį. Atsidarom Seeking Alpha puslapį ir įsivedam kompaniją. Ar bet kokį kitą tikerį, kokią jūs kompaniją pasirinkot. Štai čia matom trumpą pačią svarbiausią informaciją, kuri mums reikalinga. Šiai dienai kompanija kainuoja apie $57. Jos dividendų pajamingumas tai yra 5,51%, kiek išmoka už vieną akciją. Ir ką mes galim tikėtis gauti už savo akciją, galim atsidaryti, čia bus paprasčiau. Tiesiog spaudžiam dividends ir pavažiuosim žemyn. Tai vadinasi, dabartinis dividendinis pajamingumas yra 5,51%. Per metus už vieną akciją mes gausim apie $3.16 ir kompanija išmoka praktiškai 75% nuo savo sugeneruojamo pelno atiduoda investuotojams. 5 metus iš eilės jinai didina savo dividendus 3,5%. Dividendus moka iš eilės 26 metus. Kadangi kompanija kiekvieną mėnesį išmoka dividendus, tai vadinasi, mes šitą annual payout sumą 3,16 mes gausim kiekvieną mėnesį, tai yra po 26 centus kas mėnesį visus metus nuo vienos akcijos. Ex-dividend date, jeigu mes norim kitą mėnesį būti jau kompanijos sąrašuose ir gauti iš tos kompanijos akcijų, mes turim iki 2 mėnesio dienos įsigyti kompanijos akcijų. Tai geriausia pirkti paskutinėmis mėnesio dienomis, būsite sąrašuose ir tuomet payout date 13 dieną kiekvieno mėnesio kompanija turėtų atgal jums pervesti dividendus, kiek priklauso nuo jūsų turimų akcijų vertės. Kaip mes galim įsigyti šitų kompanijų ar bet kokią kitą, tą pačią Coca-Cola galima susirasti per vertybinių popierių brokerį, kuris turi prieimą prie akcijų biržos. Aš pati asmeniškai naudojuosi Freedom 24. Jeigu tu nori sekti mano šitą portfelį, stebėti mano investicijas, kaip aš pradedu generuoti pasyvias pajamas ir dalinuosi visą šitą kelionę su kiekvienu žiūrinčiu, tai gali prenumeruoti mano portfelį. Nuoroda prenumeravimui bus šio video aprašyme, tai tiesiog išsiskleisk visą aprašymo dalį ir ten rasi įvairias nuorodas, tai kviečiu pasinaudoti. Kita dalis, kad jeigu tu dar neturi vertybinių popierių brokerio sąskaitos, tai šiai dienai Freedom 24 turi bonus pasiūlymą kiekvienam naujai nuo rugpjūčio mėnesio užsiregistravusiam vartotojui. Iki gruodžio 31 dienos siūlo pasinaudoti bonus kodais, juos rasi taip pat aprašyme. Įsinešant pinigus iki tam tikros sumos gali gauti iki 20 akcijų dovanų. Jeigu tu esi gavęs kokią nors akciją dovanų, tai gali komentuoti apačioje, ką tokio įdomaus gavai, bus pasidalinimui kitiems. Kaip mes ieškom kompanijų ar ne, tai tiesiog ateinam į prekybą, štai čia, įsivedam simbolį, galim vesti tą patį tai yra Realty Income Corp kompanija. Čia bus pirkimo mygtukas, tai šiai dienai birža nedirba, nes aš filmuoju šeštadienį, pirkimo dabar nedarysiu, pirkimas bus mano kitą mėnesį, tada mes galim rasti net tokias kompanijas kaip ir Coca-Cola, kaip minėjau, ar ne, ir panašiai. Prašom, KO, kas yra Coca-Cola stikeris, ir štai čia mes turim Coca-Cola kompaniją. Šiai dienai jinai kainuoja $63. Vienas dar side note, kad jeigu tu planuoji
planuoji investuoti į tokias kompanijas arba jau tą darai. Taip pat ir ETF išmoka dividendus. ETF tai yra kaip kompanijų rinkinys, kuris pats investuoja savyje į visas dividendus išmokančias kompanijas ir tuos dividendus išmoka jau investuotojams, kurie turi ETF vienetų. Labai svarbus momentas ateiti į naudotojo sritį pas savo vertybinių popierių brokerį ir ne, kad ir kokį jūs naudojat. Per Freedom 24 naudotojo srityje rasite asmeniniai duomenys V8 BEN formą. Užsipildykit šitą formą. Tokiu atveju jūsų dividendai, kurie atgal sukrenta į jūsų sąskaitą, bus apmokestinami 15%, ne 30%. Tikrai kviečiu kiekvieną šitą dalį padaryti, kad vėliau netektų gailėtis ir stebėtis, kodėl aš sumokėjau tiek daug. Nes dividendai yra viena iš geriausių pajamų gavimo formų, kadangi apmokestinami tik 15%. Tai reziumuojant tam, kad padėti jums, kokios yra dažniausios pradedančiųjų klaidos, tų, kurie renkasi investuoti į dividendinės kompanijas. Pirmas yra vaikymasis tik aukštų dividendų. Norim kuo didesnio dividendų pajamingumo, siekiam gauti 15, 20, 30%, kas realiai nėra tvaru ir realu. Renkamės tik pagal dividendų dydį. Tai čia big no-no. Geras dalykas, tai reikėtų, kad išmokti vertinti kompanijas, tų įmonių stabilumą ir realiai dividendų tvarumą, kaip ir rodžiu, ne? Kiek metų jos moka dividendus iš eilės. Antras momentas - nepakankama diversifikacija. Tai dabar jeigu visas mano portfelis yra sudarytas vien tik iš dividendus išmokančių kompanijų ir tai nėra kaip satelitinė pozicija pas mane portfelėje, bet yra core pagrindinė dalis, reikėtų tikrai turėti tą išties gerą diversifikaciją. Gera diversifikacija yra 15-20 kompanijų. Tai big no-no yra investavimas tik į vieną ar du pasirinkimus, į keletą variantų. Trečias, paskutinis dalykas, kas yra dažniausiai pasitaikanti klaida, tai yra, kad ignoruojami fundamentalūs kompanijų rodikliai. Big no-no yra tai, kad žmonės neįvertina kompanijos bendros finansinės būklės. Ką reikėtų daryti? Išanalizuoti kompanijos pajamų augimą, skolos lygį ir laisvus pinigų srautus. Čia vėlgi reikalingi tam tikri gebėjimai, tam tikros žinios ir jeigu nori pradėti kaupti šitas žinias, tai dar gali pasižiūrėti šitą mano video, kaip analizuoti akcijas, baziniai pagrindai. Verčiu ir kalbu ir galvoju, it doesn't work for me. Šitoj blooperį nedėk.